Sveiki visi. Miški. Plojimai. Tai Vidai, ką tu veiki Kinijai? Kodėl? Kinijoje mes buvome su spektakliu Kaligula ir gastrolės. Tai buvo tiesiog važiavom 8 dienom, rodėm 4 spektaklius ir gavom labai daug įspūdžių, kiek galima gauti per tokį trumpą laiką. Gastroliuot galima ir Lietuvoje po visokius, nežinau, miestelius, tu kodėl į Kiniją nusprendėt? Kuo kinams įdomus Lietuvos teatras? Taip atsitiko, kad šiemet kažkaip kinų kultūros žmonės ir Lietuvos kultūros žmonės turėjo tam tikrus mainus, atvyko į Lietuvą tokia delegacija, peržiūrėjo eilę visokiausių darbų ir atsirinko kažką savo įdomiausio ir kažkaip mus pasirinko, kažko mes juos sudominom ir išsikvietė, maloniai priėmė, viską apmokėjo ir puikiai tenai leidom laiko, o Kinijoje gerai, nes ten daug žmonių yra. Ką patinka žmonės? Jo, gerai žmonės, gerai. Ką ten radai Kinijai? Man toks gal pats didžiausias įspūdis ir su kuo aš dabar savo asocijuoju Kiniją, tai buvo toksai pirmas pokalbis, kai mes nusileidom aerouoste Šanchajui ir tada važiavom į tą miestelį, kuriame vyko festivalis. Tai yra maždaug 1,5 valandos nuo Šanchajaus ir mus lydėjo tokia savanorė, tokia kinietė. Na ir mes kažkaip prisėdau prie jos, galvojau, užmėgsiu tą pirmą kontaktą, pabendrausim kažkiek. Pradėjau pasakoti jai apie savo šalį, apie Lietuvą, kažką, ką mes veikiam, kaip mes atrodom, ką mes valgom. Jinai pradėjo pasakoti ir tada kažkaip priėjom prie skaičių, prie šalies gyventojų skaičių. Ir jinai manęs paklausė, kiek pas jų žmonių. Nu, aš sakau, taip 2,5 milijono. Po to klausė turbūt, o kitam mieste? Ir jinai net neklausė, aš pirmą kartą taip gyvenime pamačiau iš akių, kad ji nesuprato, ką aš pasakiau. Jinai taip, kažkaip pažiūrėjo, nieko nesuprato, išlaikė pauzę, sako, pas mus tai 1,4 milijardo. Ir tada aš kažkaip atsistojau, nieko jai nepasakiau ir nuėjau nuo jos, nes mane tai, tiesiog aš kaip ir žinau tos skaičius, bet kai išgirsti iš to žmogaus ir dar pervirškini jau ten būnant, tada, kažkaip ir smagu, ir baisu, ir nesuvokiama pasidaro. Tai, man tai buvo toksai pirmas šokas ir, toksai Kinijos įspūdis, kad siaubas. O po to jau festivalio eigoje rodėme spektaklius ir ten vykdavo visokie vakarėliai ir vieno vakarėlio metu tokios malonios vidutinio amžiaus moteris pakvietė prie savo staliuko ir sako, velnės, koks geras spektaklis, mums tai patiko, atvykit ir pas mus, mes ten esam iš tokio kaimo, bet, žodžiu, žmonės ten labai, sako, mėgsta irgi teatrą, gal kažkaip surinksim tą salę. Sakau, tas kaimas, tai kiek milijonų? Sakau, o kiek pas jūs gyventojų? Kokie 3,6 milijono, sakė. Tai va čia jų bažnytkaimis toksai, 3,6 milijono. Okay, o tai kokie tie kinai iš tikrųjų? Vieną, pasakai, svetingą, ne? Kvietės iš karto pas savai svečius. Tai kokie dar? Kuo skiriasi jie nuo lietuvių? Šitoj kelionėje tikrai paneigiau savo krūvą stereotipų, kai važiuoju į Kiniją ir kai visi sako, kad tai yra komunizmas ir ten visi su žaliom uniformom vaikšto zombiai, kažkokie nieko nesupranta ir ten spektakliuose ar koncertuose sėdi tik su telefonais ir panašiai. Tai bent jau kiek mes susidūrėm, tai nevelnio ir viskas buvo labai žmogiška, paprasta ir tokie naivus. Viską jie supranta, visą tą savo politinę santvarką jie puikiai supranta, visą savo kažkokią finansinę situaciją supranta, kiek jie tenai daug turi. Jie irgi žiūri YouTube, kačiukų filmukus. Bet jie neturi nei YouTube, nei Gmailo, nei Facebooko, nei Messengerio, nieko. Bet turi atitikmenis. Šišaši, Honhai ir kitus saitus. Bandai nulaužti Facebook, kai kurie bando. Čia irgi yra toksai mitas, nes iš tikrųjų, kam reikia, kiekvienas iš jų turi tuos antiblokerius ir, tarkim, mes atvažiuodami jau buvom įsiinstaliavę, kad galėtumėm naudotis Facebooku ir lygiai taip pat jie. Bet ten būnant, didžioji dauguma neturi, tarkim, to paties Facebooko, ir jiem nėra to poreikio, bet kas buvo įdomu, kad internetas yra baisiai lėtas ir aš supratau, kokią mes turim dovaną, tą greitą internetą ir aš viešbutyje pasijutau kaip mokyklos laikais, kai užkrauni video, nueini valgyt pasidarai, grįžti ir iki vidurio jau būna davažiavę.
Tai ten va toks internetas ir galvojau, gal čia tik tam regione, bet po to bendrau su Lietuvos kultūros atašė, kuri dirba Pekine ir sakė taip, net tarkim jie lrt.lt, jie net nesinaudoja, nes tų video tiesiog nekrauna, neįmanoma žiūrėti tokių video. Taip, tai va tas pat buvo labai toksai, kai grįžau į Lietuvą iškart buvo, kaip gera. Žinau, kad dalyvauji arbatos ceremonijai, tokia tradicinė. Ar gali papasakot, kuo ta ceremonija ypatinga ir kas ten tokio? Tai buvo dar vienas toksai vakaras po vieno iš spektaklių ir mes ėjome per miestą ir visiškai netikėtai sutikom porą kinių, kurios vėlgi paneigdamos kažkokius mūsų stereotipus, kad ten uždari žmonės kažkokios, jie sako, einam pas mus, sako, tiesiog, o kaip įdomu, taip, visiškai tiesiog gatvėje, sako, o kaip faina jūs europiečiai, čia įdomu papasakosit, kuo jūs gyvenat ir tada paaiškėjo, kad tai yra to miesto kažkokie tokios garbingos ponios namai ir ten tos merginos, kaip ir jos tokios įnamės, kažkokios ten gyventojos gyvena tam name. Ir labai pribloškė tas visas minimalizmas jų gražus, kur ateini į namą, jis yra visiškai labai labai stilingai ir taip, sakyčiau, taip štampiškai, bet kaip mes įsivaizduojam tos, tikrai ne taip kaip kiniečių restoranai ten Vilniaus stoties rajone ar kažkur, ne taip, nėra to kičo, viskas labai minimalistiška ir kiekvienam kambarį arbatos staliukai ir ateina žmonės, ateina ta moteris ir jinai darė visiems arbatą ir tik labai įdomu, nes man buvo keista, ten toksai arbatos staliukas daro arbatą ir jame yra tokia ertmė nubėgti arbatai, kaip aš supratau. Tai bet aš po to pagalvojau, kad jie po to turi kažkokią... Jie po to kažkaip toks... Nėra ertmės, bet jie tiesiog turi kažkokią tradiciją matyti iš to, kad jie turi tą ertmę, tai ir pila taip. Leiskit jums įpilsiu arbatos. Dar leiskit jums įpilsiu. Ir labai taip pat žagarė ranka, po to gražiai nuvalo, aš nuvalysiu. Arba servetėlę, jeigu turėsit, atneškit. Bet man tai buvo irgi toks keistas ir sakau, come on, taigi galima atsargiai įpilti. Ne, normaliai. Čia irgi kažkokia tradicija, gal, nežinau. Tai tas buvo įdomu, jo, dabar kažkokį buvo atsiminęs, gal jeigu atsiminsiu įvykį, pasakysiu. Ja, tai, dainos, muzika ir tikiuosi ir kinai išliko. Ar buvo kažkokių į vakarų, kur dainavai, ar tai rodė kinams savo talentą? Jau išduok. Šiaip, mes buvom, galima sakyti, toj netikroji Kinijoje, nes buvom tokiam, jeigu kam teks lankytis, būtinai apsilankykit, žodžiu, netoli Šanchajaus yra toksai Vudzenis, toks miestelis. Ir jame jauties kaip Kung Fu pandos filmuke, nes tai yra iš esmės toks muziejinis miestas ir jeigu taip įsivaizduot mum, tai tarkim kokius trakus aptverkime sieną, labai gražiai etnografiškai sutvarkykime, apmokestinkim įėjimą ir visa ta teritorija yra kaip miestas, kuris yra toksai grinai muziejinis. Tai realiai tu kaip ir nepamatai to purvo, kuris yra už tų sienų, bet viduje yra tikrai be proto gražu ir tai yra miestas vadinamas Kinijos Venecija, visi pastatai yra ant vandens, daug kas keliauja valtimis ir yra viskas gražu. Ir faina tai, kad jau nuo kokį 12 ar 1 vakaro tas miestas absoliučiai ištuštėja, nes jie kažkaip tvarkingai laikosi tos komendanto valandos savo ir dirba, ilsisi, kada reikia ilsėtis. Bet kai tame mieste buvo lietuviai, tai miestas neištuštėdavo. O ten ant tų gražiųjų tiltų mes leisdavom kiekvieną vakarą ir dar visam mieste, visgi ten, tarkim, dėl to komunizmo ir dėl to santvarkos, tai tas jaučiasi, nes yra tokie žmonės, jie ne policija yra, bet jie, saugumas mums juos taip įvardino. Tiesiog kostiumuoti vyrai, kuriuos karts nuo karto gali sutikti gatvėje. Ir jeigu per daug kažką išsišoksi, tai jisai tau pasiūlys kartu ten kažkur praeiti. Tai vieną kartą, kai mūsų vienas tautietis vaidino pandą ir nulaužė tokį etnografinį medį naktį, tai teko pasišnekėti su vienu iš tų prižiūrėtojų. Beje, tai toks žymus aktorius, kuris Kaune Hamletą vaidina. Ar teko dainuoti?
Vieną vakarą, man rodos, uždarimo vakarą mes tokį karaoke surengėm ir pasikvietėm kinų pas save į viešbučio kambarį, jungėmės savo atblokuotą YouTube ir dainavom viską iš eilės ir jo, gal ir dainavom ir savo dainų ir tai jo. Kai neužkramo YouTube, tai reikia kažkaip kažką galvoti, tai ką dainavote? Ar mokėt kinus lietuvių dainų? Ar kiną jūs mokė? Mokė jie mus ir kalbų, ir dainų. Aš, pavyzdžiui, išmokau pasakyti labas vakaras, mano vardas Vidas. Ni hao, wadzau, Vidas. Va kas įdomu, pas juos yra tas šnekėjime intonacijų sistema, ko aš, pavyzdžiui, nežinojau. Ir jeigu tu sakai tiesiog wadzau, Vidas, jie nesupranta, ką sakai. Jeigu tu sakai wadzau, kaip varlė man aiškina, sakė, kaip varlė, wadzau. Tada jau tai yra teisinga. O ką aš norėjau papasakot. Nors daug stereotipų paneigė tų mano kažkokių susidarytų apie Kiniją ar Kinijos žmonės, bet vienas dalykas man buvo labai didžiulis atradimas, tai yra jų kastų sistema ir jų kiekvienoj sferoj sutinkamas toksai laiptinis žmonių išdėstymas. Ir tai gali sutikti bet kur. Ir kadangi jų yra žiauriai daug, tai visiems jiem kažkaip jie sugeba suteikti darbo vietas. Ir tarkim, einant į vieną renginį, mes ėjome palei tokį tvenkinį, tu įeini į teritoriją ir yra tvenkinys ir kaip ir tą tvenkinį reikia prisaugot, kad ten neįkristų kas nors. Ir Lietuvoje, tarkim, tai būtų stop juosta ir vienas administratorius, kuris rodytų, kur eiti. Ten stovėjo 16 kiniečių, kas 1,5 metro. Ir jie atliko tą gyvosios tokios tvoros funkciją. Lygiai taip pat einant į renginį, prie durų stovi 5 žmonės. Vienas su tavim pasisveikina, antras plėšia talonėlį, trečias palinki gero vakaro ir parodo, kur eit, dar 2 nežinau, ką daro. Jie, kažkaip morališkai palaiko. Ir visur taip, ir visur. Ir kavinėse, aišku, mes susidūrėm su tuo nesusišnekėjimu, kad jiem tikrai nėra pats aktualiausias dalykas mokėti anglų kalbą, kai jų yra ten tiek daug. Ir turėjau tokį įvykį, kai užsisakiau makaronų su jūros gėrybėm. Pralaukėm ilgai ir man atneša makaronų su mėsa. Aš sakau, no, sakau, ta prasme, čia, sakau, čia ne seafood, sakau, seafood, sakau, čia yra meat, sakau, meat. Jinai tada tokį man bandė ataką kinietišką. Aš tada varau lietuviškai. Sakau, aš galiu ir lietuviškai bandyti, bet mes tikrai nieko nesusišnekėsim. Dėl to sakau, nieko nepavyks. Jinai, okei, nuėjo. Ir galvojau, kad kažkaip įvyko kažkoks kontaktas. Paskutinis dalykas, ką aš parodžiau, tai toks buvo. Ir po 20 minučių aš gaunu jautienos kepsnį. Man atneša jautienos kepsnį. Man įsijungia toks kaip Simpsonuose. Kas čia vyksta, baikit, sakau. Toks absurdas. Sakau, sakau, to tikrai nebus. Sakau, žodžiu, makaronai. Šiai vėl ten kažkaip aiškinu. Žiauriai ilgai, tai absurdiškai ilgai trunka. Kaip tu makaronus parodė man? Ten tiesiog jokingiausia, kad yra ir kinietiškai, ir angliškai parašyta noodles ir kinietiškai ir kaip ir suvedi, bet kai atsiranda noodles plus kažkas, jau įvyksta eroras kažkoks. Ir mes taip bandėm aiškintis, jinai sako, okei, žiūriu, nueina ir vyksta toks veiksmas, jinai viena stovi, kažkam skambina, ateina kitas žmogus, jie dviese, šnekasi, skambina, ateina trečias, šnekasi, skambina, ateina ketvirtas. Keturiese sprendžia. Pasižiūri į mūsų pusę, pamato, kad mes stebim, mes taip susižvalgom, vėl nusisuka, toliau šnekasi. Tada dar vienas skambutis, aš čia neperdedu, iš tikrųjų taip ir vyko. Dar vienas skambutis, ateina jau nebe su ta padavėjo uniforma, o jau su kostiumuku žmogus. Supras, kad per tuos 4 mes pasiekėm tą 5-ąją grandį. Tai matyt kažkoks administratoriaus padėjėjas kažkoks. Tada tas 5 ateina, sako, bando tokią laužytą kalbą paaiškinti, aš tuoj paskambinsiu kažkam, kas moka neblogai angliškai. Ir išeina. Mes pralaukiam dar 15 minučių, ateina vėl tas pats žmogus su mobiliu telefonu,
duoda telefoną ir tam momentui, jau netekus kantrybės, viena iš mano aktorių sako, I just want French fries. French fries, that's all. Potato, French fries. Ir rodo. Tada duoda šnekėti su tuo gerai angliškai kalbančiu žmogum. Ir pirmas dalykas, kai jis išgirsta French fries, jis perklausė French flies? Jis kažkokias prancūziškas musės siūlo mums. Tada jau viskas mums sprogsta, ir tada mes viską sakom, kad ačiū, ne, tikrai nieko. Bet kaip supratom, tarkim, iš tų žmonių, kurie ten dirba, iš tos pačios žmogaus, kuris dirba Lietuvos ambasadai, tai, labai yra normalu gana griežtai tokiose situacijose elgtis. Ta prasme, nebūtent polite kažkoks, o normaliai sakai, ne, viskas, ačiū, nešk iš naujo. Ir jiem tai yra, nėra joks įžeidimas, tai yra visiškai normalu. Tai tas buvo tikrai kuriozinė situacija. Aš girdėjau dar tokį vieną mitą, kad kiniečiams negalima užduoti 2 klausimų vienu metu. Ar tas mitas ar tiesa? Nežinau. Po šitos situacijos, kurią pasakojau, tai aš iš visiems neuždavinėčiau jokių klausimų, man atrodo. O kaip kiniečiai reagavo jūsų spektaklį? Kokios buvo reakcijos? Labai buvo įdomu. Dar vieną atsimenu jokingą dalyką. Žodžiu, buvau parduotuvėje jau paskutinę dieną, kai reikėjo pirktis lauktuvės ir užėjau į parduotuvę, galvojau ten nusipirkti kažkokių rūbų, ten sūnui savo rūbų nupirkti. Ir ateinu ir 2 kinietės taip žvalgosi, matau, kažką pašneka, išsitraukia mobilų ir jos išsitraukia kažkokį appsą, į kurį tu išneki kinietiškai ir paspaudi ir tada jisai šneka angliškai. Tu ten išneki, ten kokio dydžio norėtum rūbų. Ir jinai prieina man ir sako, tenai, what size do you ten search? Ir aš jau matau ateitį šito mūsų pokalbio, kad aš jai bandau ten kažką angliškai sakyti, kad I would like, bet pasakau, matyti irgi kažkokia šneka maja, jai išverčia brėdą kažkokią, aš jai sakau, no, sakau, all good, viskas gerai, viskas ok, normaliai. Jinai nueina, jinai pastovi ir grįžta atgal. Ir jinai man rodo tekstą, kur parašyta Your mother is a milky cow. Kažkas ten tokio, mama karvė, kažkoks ten dalykas. Ir jinai, ryškiai kažką netaip suvertė, ar tai netaip išnekėjo ir išvertė tokį dalyką, ką jinai. Pradžioje galvojau, kad čia kažkoks jų bairis ar dar kažkas. Bet po to, žodžiu, mes tą irgi nurovėm, bet supratau, kaip galėjo tęstis mūsų tas bendravimas per tą appsą. O tu klausai, kaip reagavo į spektaklį. Ar reikėjo kažką galbūt keisti teatros spektaklį dėl kiniečių taisyklių? Ne, tas mūsų spektaklis Kaligula, jis yra toks interaktyvus spektaklis, vykstantis arti žiūrovo, taip pat kai kurie žiūrovai yra įtraukiami į veiksmą, jiems siūloma dalyvauti ir spektaklis ten tikrai sulaukė pasisekimo būtent dėl to, kas mums sukėlė nuostabą, ant kiek tai yra aktyvi publika ir žymiai aktyvesnė negu, tarkime, Europos netgi, nebūtinai čia rytų Europos ar mūsų publika, bet mes ten ir Vokietijoje rodėm, ir ispanai matė tą spektaklį. Ne taip reagavo kaip kinai, kai ten vienoje vietoje yra, kad siūloma rolė žiūrovui, kad gal kažkas iš publikos mums galėtų padėti atlikti ten tokią ir tokią vyrišką rolę, mums reikės savo ir jau ties šituo žodžiu savanoriai. Per pirmą spektaklį buvo kokie 6 žmonės, iš tikrųjų, stojasi ir mes norim. Tada gauna tie vyrai vaidmenis, tada kažkokios merginom yra siūlomas rolės, ten dar daugiau. Ir jie labai, aš galvau, gal dėl tos kažkokios tų visų kompiuterinių žaidimų ar tų kažkokių kinietiškų crazy atrakcijų, visų kultūros, jie tokie yra, nežinau, kai įsijungi tą jų televiziją ir ten, kur ten tie visi, kažkokios crazy dalykai vyksta, tai gal jie patys tokie labai nori gaminti ir jiem, teatre tai buvo neįprasta ir labai priimtina. Jūs, kiek žinau, jūsų spektakliai Ainis turėtų būti iš aktorių nuogas, ne? Bet turbūt ten teko aprengti, kaip man pasakoja, ne? Jo, prieš važiuojant į spektaklio pradžioje ten Ainis vienoje scenoje vaidina nuogas visiškai ir po to jau nebe. Ir 2 sąlygos buvo, kurias mes turėjome netgi raštu pasirašyti. Ir Ainio kontrakte yra toks dalykas, kad jeigu aš pasirašau šį dokumentą ir prisiemu atsakomybę, jeigu aš Kinijoje pasirodysiu nuogas, tai spektaklio metu gali ateiti
teisėsauga ir mane tiesiog išsivežti. Ir jis tą dalyką pasirašė dar Lietuvoje po to, kai jie peržiūrėjo tą spektaklį, o kitas dalykas buvo, ten mes tokie žiaurūs vaizdai, porą nuotraukų mirusių žmonių yra naudojama. Tai va tos dalykus turėjome mes kaip ir cenzuruoti, bet pasišnekėjom su tame festivalyje dalyvavusiais Lenkais, kurie, nes kažkaip pirmą vakarą mes ten kažkokio vaibo galvojam, sakom, varom, parodom kiniečiam tikrus lietuvius vyrus. Ir ten kažką, bet kažkaip Lenkai mus labai greit sustabdė, nes sako, pernai tiesiog gatvėje kažkoks vaikinas performino ir irgi taip nusispjovė jų taisyklės ir jį elementariausiai, tiesiog atėjo, suėmė, nuėmė jo būsimus 3 spektaklius ir jis po 2 dienų iškeliavo pas save į šalį. Tai žodžiu, jokių performansų nedarėt, kai... Ne, tokių, kad labai ne. Bet aš žinau, kad darėt. Juliau, gali vieną video paleisti. Žinau, kad meluoji vidai ir vieną performansą padarėt. Kompromatas. Ja, tai. Aš rašiaus pokalbį, nenuvertink tai jau. Aš kalbu apie... Toj, Julius suras. Jūs turbūt žinai apie ką čia. Garsų, galime į kompą. Vainika rūtų, vainika jau pasako, kas čia buvo. Jo, tai čia gerai, kad primenėt. Nieko ten tokio kontroversiško nebuvo, bet buvo iš tikrųjų labai įspūdingas renginys, su kuriuo neteko niekad susidurti. Tai festivalio eigoje, šiaip, kad suprast kažkokį kontekstą, tarkim, tas festivalis yra toks, kad visas miestas pasijungia to festivalio organizavimui. Visos parduotuvės, visos kavinės, visos kažkokios reklamos vietos, klubai ir visas miestelis gyvena festivaliu. Ir vieną iš dienų jie rengia didžiąją festivalio vakarienę ir tarkim, taip jeigu atstumu, tai yra tokia gatvė, aš pagal Vilnių lyginsiu, nes Vilnių geriau žinau, tai tarkim Pilies gatvė yra Vilniuje ir tokioj panašioj gatvėje, kaip čia matėte, tai kaip būtų nuo Pilies gatvės apačios prie katedros iki Rotušės. Tokiu atstumu yra statomas stalas, ilgas stalas ir padengiamas daug maisto, jį dengia, kaip jis taip stovi, tai jį aprūpina kiekviena kavinė, kuri dirba ten šalia. Tai irgi yra kažkoks nesuprantama komunikacija, kaip ten viskas vyksta. Ir tada yra kažkas apie 400 tų dalyvių, plus įvairių svečiai, plus dar visi miesto svečiai ir vyksta toksai, wow, ten tikrai buvo įspūdingas vakaras. Tai mes buvom, pirmieji tas momentas buvo, kai reikėjo kažkaip pasveikinti ten tuos organizatorius, sudainavom jiem joja lietuvaičiai ir užvedėm tokį nacionalinių dainų virtinę, kur po to Lenkai prisijungė, ispanai, anglai ir, žodžiu, buvo toks, ten buvo performances. Sakai, negavai jūros grybių, tai ką išbandyti ten iš valgio? Ką tokia galbūt keistesnė ragavai? Šiaip nebuvo, bent jau tame mieste nebuvo tų mano išsvajotų tarakonų ar skorpionų, ką aš tikrai ten planavau, tiesiog planavau, bet nežinau, iš tokių keistesnių dalykų, tai kad ten bet kokioj parduotuvėje kaip traškučių gali nusipirkti vištos tų kojų tokių, jų tiesiog visur prikabinėta ir kažkokius kaip delikatesas, į sveikatą. Ir... Vergė nuo vištos kojų. Jo. O kitas dalykas, tai visur, kur eidavai valgyti vištienos, tai atsidarydavai puodą ir iš to puodo į tave žvelgdavo akys. Ta prasme, jie visada vištą verda su galva kažkodėl. Ir tai daugam, ypač mūsų komandos vegetaram, buvo per stiprus smūgis. Sakė, nežiūrėk į mane. Jau link pabaigos, kas tave dar tokio nustebino Kinijoje ir ką galbūt dar galėtum papasakoti apie tą keistą šalį? Merginų grožis nustebino iš tikrųjų. Jo. Aš šiaip galvojau, kad aš kaip tikras europietis turiu kažkokį fetišą juodaodėm moteriam ir man tai yra gražu, bet dabar po šios kelionės aš tai pakeičiau. Tikrai Kinės labai simpatiškos merginos ir kas man pasirodė. Aišku. Tai mes filmuojame ir Jurga gali pamatyti per kamerą. Tai nieko tokio. Pusiau Kinė. Tai...
Jau jaučiu, kažkur net ten nukrypau. Žodžiu, per daug neatvirausim apie gastrolės. Ne, baigit, ką jūs čia. Bet tikrai žmonės kažkokie tenai, bent jau tam irgi tam mieste, kur mes buvom, tai tokie stilingi, susitvarkė ir... Ai, dar labai didelis skirtumas, teko bendrauti su jaunimu, kurie yra baigę mokslus kitur. Ir labai didelis skirtumas, ten ne dėl to, kad jie ten tą anglų kalbą gal geriau įvardė, bet būtent vakarietiškas mąstymas. Buvo tokio ten žymaus aktoriaus dukra ir sūnus, jis buvo išsiųstas į Vancouverį, baigė mokslus, jinai Paryžiui. Nu ir jie visai kitokie žmonės. Jie vat kiniečiai, bet visiškai juos supranti. Pirmiausia, dėl humoro jausmo, nes ten pas juos yra labai kitoks, tarkim, humoro ar kažkokio paslėptų minčių supratimas. Ir turi būti labai atsargus, sakydamas kažką tiesmukai žmonėm tenai, nes mums taip jau iškart pasakė ir tą labai pajutom, nes, tarkim, merginai kokiai, tai pačiai savanoriai, apskritai jiem bendraujant, tarkim, tu atvykai į festivalį ir yra kažkokie savanoriai ar kažkokie techniniai darbuotojai, tai vėlgi pagal jų kastų sistemą, tai tu esi ten nežinau kiek laiptelių nuo jų toliau ir jeigu tu parodai kažkokį normalų santykį, nu labas, einam papietauti ten kažką, jiem tai yra visiškai nesuvokiama, o dar nedaug dievė tu pasakysi kokiai merginai, kad varom pavalgyti. Jis sakys, kodėl varom pavalgyti? Because I love you, just go, let's go to eat. Jinai skambint savo tėvui, sakys, man toks europietis sakė, kad mane myli, ką tai galėtų reikšti. Nu, priima visiškai taip tiesiai, tiesmukai, o va tarkim tie gavę kažkokią vakarietišką injekciją žmonės, jie visai kitaip. Mes randam tą bendrą kalbą, būtent humoro prasme ir to kažkokio supratimo. Dar buvo žmonių iš Taivano, kas buvo mums irgi įdomu, šalia Kinijos esanti šalis ir pasakojo tokį dalyką, žmonės, kuriems dabar dar nėra 30 metų, kad jie mokės mokykloje ir jie kasdieną mokykloje prieš pradedant pamokas sudainuoja himną, o baigdami pamokas sudainuoja vėliavos dainą. Vat, tokia jų santvarka yra, koks brainwash vyksta, kad pastoviai visus 12 metų kiekvieną dieną visi atsistoja, sudainuoja himną ir vakare po pamokų sudainuoja tą vėliavos šlovinimo dainą. O kas turit klausimą vidui? Rankų miškas. Niek mokiniai neįdomi. Čia klausimas. Ne, nėra. Vidai, tai link pabaigos tinkstant. Kuo tau kvepia kelionės? Tradicinis klausimas mūsų su pašnekovu. Kuo tau kvepia kelionės? Geros kelionės kvepia egzotiškų maistų, egzotiškais kvepalais. Ir, egzotika gal, tuo labiausiai kvepia. Blogos kelionės. Dabar, kai pasakai, kuo tau kvepia kelionės, aš papasakosiu paskutinę mano kelionę į Maskvą autobusu. Nuo tos kelionės aš autobusu į Maskvą nebevažinėju. Žodžiu, nuo tada aš ten tik skraidau. Tai keliavau iš Maskvos į Lietuvą ir taip sutapo, kad keliavome 2-aukščių autobusu ir gavau vietą priekyje, prie to tokio gaubto stiklo. Ir aplinkui kaip tik būtent tame reise vyko labai daug tautiečių, kurie greičiausiai Maskvoje užsiema kažkokią prekybą ar panašiai ir žmonių, kurie tokie ne patys kultūringiausi žmonės buvo. Ir keliaujant, o kelionė iš Maskvos vyksta, kad tu įsėdi kokią 7 vakaro ir 9 ryto būni Vilniuje, tai keliauji visą naktį. Ir taip atsitiko, kad kokią 1 nakties, kai jau tie žmonės buvo išgėrę viską, ką buvo pasiėmę gerti, suvalgę visas dešras, kurias buvo susidėję, sugedo kondicionierius ir pradėjo kilti temperatūra. Ir tam autobuse buvo kokie 30-33 gal laipsniai. Tada kelionės pakvipo. Jos pakvipo tom visom dešrom, tada tie žmonės pradėjo žiauriai rėkti ant tos vargštės stewardesės, kad mes čia paduosim į teismą, čia. Ir prasidėjo toks geras Kusturica,
kur tau pasidaro baisu tenai ir tada dar visą naktį reikėjo miegoti prie to stiklo prisiglaudus, kur šalia per 20 cm važiuoja fūros ir tave pastoviai žadina ir šalia. Nu, aš galvojau, kad dar muštynių trūksta, bet galvojau, kad kils, jau buvau tikras, galvojau, kils muštynės ir bus visas, full package, viskas, galvoju. Tai niekam nelinkiu tokių kelionių, kur kelionės kvepia koinėm ir dešrom, tai geriau nereikia, taip nekeliaukim. Man atrodo, kelionės yra tokios žavios, kad reikia jas susiplanuoti ir keliauti kelionės kvepiančias egzotiką. Ačiū Vidui.